Sveiki, gyvi, kas geresnė? Nu ką, pasiėmėm maną. Lekiam dirbt, naujus darbiniškai apsirengęs, pažiūrėkite mano kelnikės. Eta krasyva, pabela. Uja. Dabar sutvarkys. Smilgos, kažinios, da atsistos, aišku, atsistos. Bikai visur mytos, kas čia rūka šitas namuose? Bikai kamytas. A ne? Jau kažkas panašėja. Ką dar turim? Dar turim skeitį. Skeitis baisus. Va, pasižiūrėkit, koks geras naujus. Atrodo, jiems toks ubagiškas. Bet jeigu pasidarai jaukiai, jis jaukus. Kamadų čia nėra, aišku, pievų, kamadų, džakuzių. Mums nereikia. Komado tai reikia. Nu, kamado reikia. Į tą akmenuką ne. Dabar atnešiu gigantą. Bum. The thing goes krrrr. Pop. Bum. Įda čia su LED lemputėm. Čia nuo saulės pasikraun, jeigu da yra. Įva čia ledai. Yra. Yra. Pasikrauni, čia naktį šviečia ledai. Nu ir viskas, mūsų dabar reiks stalą nuvalyti. Dar šluotą čia biškį prašluoti. Paduškas dar reiks, bet šiandien nedėsim paduškų, nes apdrug lietus. Tiesiog vieną misiją įvykdytą. Čia įrengta viskas. Visi. Uždarom šitą reikalą. Šičia reiks sutvarkyti, šitos reik padaryti. Šičia reiks sutvarkyti. Kaip gera vėl neatsisėsti. Ja. Ką? Ja. Kas prirūkė? Tai čia kas į svečius atvažiuoja į bikus mėtą. Som visi rūkantis draugai. Šiandien aš tik stoviu kaip karalaitė. Ir man taip patinka. Ūkiškus darbus atliekam. Ne viskas ledų klota, kad tik tokia filmuojam nesąmonės. Turiu va į karutį vežti. Nieko nedarysi. Na vse baigta. Kaip jum? Opa, jau kitą dieną, jau nebe ta pati diena, jau yra visiškai kita diena. Ryts ir... Su peiliu. Ja, žinai kodėl? Išblokuos video. Nes eina pakuot siuntą. Gavom siuntinuką. Bum! The thing goes krrrr. Pa 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 pa. Skirki pa pa. Ene tu 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 tu. Skia. Kun. Galiu aš plėšti? Plėšk. Soda Stream. Turėsim mineralinę rytais. Nebereikės prašyti, kad atvežtų kažkas birutės mineralinę. Patys pasidarysim. Ir ne vien mineralinę. Pepsi, Hujepsi, Fanta, Hujanta. Taip nesakyk. Kažkaip labai ilgai gal tu pafilmuosi, nes čia matau, kad tu... Nu ne, tokia neim taip greitai. Dėk čia ant šitą stalą, čia per daug stalą. Dėk čia. Patenkita. Opa, dėtingus. Aš šitą išpakuosiu, tu tą aparatą, va čia aparatas. Ta aš kitą dėžę. Duok peilį biškį.
Duok man peiliuką. Gerai. O, da balts! Gerai, tą sodą stream dabar padėk biškai. Mes pirmą atidarom čia pafilmuok. Tada tu kitą atidarai. Ką čia turim? Opa. Pepsi, Kujepsi, Mirinda, 7up. O, da? Pepsi ir Energetinis, Rockstar. bet zero sugar. Nu, Gerai, nesvarbu. man gerai. Man Zero pasaka, sugar. dabar žiūrėk. Dabar tu kitą pažiūrim, kokiu kitų mindatų į tada tą angalą, čia vyšnę ant urtą. Jau ant tiek nurto aparatą, kad nebegali. Bum. Kas čia? Bubble. Bubble tea. Fruta mix. Bubble tonic. Pepsi Max. Cherry. Kas čia? Kola. Tai čia jaučiu, žinai, kas čia, čia ne šalta arbata? Kids Ai, palačiai kola. mineraliniai. Ir čia turim kefyrą. Kefyrix. Kefyrą. Lemon beer. Alus. Nealkoholinis. Šits mano favoritas tada lieka. Ir dabar vyšnė. Man taip atrodo, čia beta pavojingai sto peilio, atrodo, tu nusipjaus koją, nors ne prie kojos laiką, bet... Atsuki čia. Baltas kaip sniegas. Nu, opa, knygutė. Polskiai. O, atrodo, iškris čia. Turime. Čia gazerovkė. Ja, čia gazelis. Pabandom, žodžiu, užsimiksuot visai noris mineralinę rytę atsigerti. Ir šitą. Ir vieną butelį. Čia stovės. Mums reikia 2 butelių. Tai reikia antrą užsisakyti. Nu, nesvarbu. Į tą padarysim Čia taip kreivai jis? Ne, čia toks kreivas, ja, čia toks dizainas. Ar ne? Palauk. Pafilmuok biškį, aš padarysiu. Man atrodo, kad ne. Tai čia jaučia, ja, toks dizainas, va, taip, kad čia įlysta. Žodžiu, filmuok. Tai čia taip tiesiai lys. Opa. Šaunam dujų. Kokia šaltos. O, aš kaip mokėdam čia jau viską. Tik aš kaip tas propkis turbūt. Ir manau dabar visi pastebėjot čia tą klecką ant rankovės. Duodu 100%. Visi matė va šitą va klecką. Čia nebubis. Čia nebubis, hebra. Čia kefyras. Be instrukcijos darysim. Ką man ta instrukcija? Всё. Всё. Vandens. Dėsim sirupą dabar. Ja. Ką matai? Juot, kreivai. Nu gal... Paklausk jų, parašyk. Aš noriu energetinę. Sakyk. Ir sirupą tiek. Va, matai, yra viskas parodyta. Sirupezą. Rockstar Energy. Dėkim Rockstar. Ir jeigu jūs norite įsigyti tokį, tai sodadrinks.lt galite įsigyti. Ir nebereikės... Pirkt mineralinių. Ar po... Kur tu spjoviai? Ar po balių, festivalių, ar kažkada nebereikės pirkti jums mineralinių biručių visokių namie. Užsimiksuojat ir savo geriat skaniausiai. Ir ne vien mineralinį, energetinį nebereikės pirkti. Taip. Namuose užsimiksuojat. Ir čia, be cukraus, sveikiau, geriau. Tada savo gamybą. Kažkaip tau čia nesisek. Peilį pasimk.
Ei, tu visur čia drapstai. Karo. Pasvaiki čia, matai. Opa, įkrito. Viskas. Šaunam į vidų. Gazelė. Pakiš. Ir dabar taip įstumk. Jau čia. Ai, va, taip. Ja. Ir Gerai, dabar. bet prilaikysiu gal. Į kiek tų spaudimų čia neišaus, kaip būn Ne. kartais iššauna, nesu Ne. matęs tik tokį. Oi! Tu atrodo sprūks. Ne. Kiek laiko? Ai, vas, laiką. Laiką? Nerašo. Gerai. Užtenk. Nuštenk. Eik tu našė! Nu dabar pridirbai. Ne, laikau. Tu išputoja. Pala, laikau. Tik kodėl taip, tik kaip kitaip? Per daug. Čia viskas normaliai, myščiai. Bet tas taip visai kai lašės. Reiks padėti. Nu, ragauk. Stiklinį įsipilsiu. Ai, nu ja, nes tu. Eik tu savo. Toks. Gerulis. Biški per daug sirupo. Tik kad čia tiek ruodą dėti. Skanus. Pasaka. Tokios vas palvikės. Mižala. Soda Stream. Tera. Tai va, gerai. Viskas, ties šito daiktų baigta. Važiuojam siuntas išvežti. Va, mūsų paveskė. Iš papraitas dienas. Pažiūrėkit ant saulės, kai gerai atrodo. Ko čia tas kniauki? Pažiūrėkit, kokį mašiną betvarkė. Čia kas dedas. Baisu. Baisiau negali būti, bet šitam video yra 2 naujienos, kurios neužilgą pasakysim. Ir dar vairs mano perėje Mersas jau persiūts, bet reikia jam ženkliuką da uždėti. Bet aš turiu seną ir bagą, tai ten išlupsim ženkliuką ir įdėsime tą naują vairą. Parodysiu, kai būsim kaime. Žiūrėk, jau su savo gėrimu, dabar visur vaikščiu su gėrimuku. Geng. Tuo aš tau paaiškinsiu, tu duok mano siuntas į paštą. Jūs įsivaizduojat, čia nori, jūs įsivaizduojat man... Nereik. Ai, man parašė Soda Drinksas, kad pirmą turi vandenį užgazuoti, po to sirupą. Privažiavo, vat, sekėjas, biškį papliotkino, važiuojam greitai kvapukų jam paduoti. Iš Vilniaus, kolega atvažiavo Joniškį, iš Vilniaus. Tai nori kvapukų greit paliksim iki namų, paduosim jam. Bet su Soda Drinksu, kaip mes susiknisom. Nu niekai išvalysim ir bus gerai. Jie parašė mums ką tik, kad pirmą turi pliką vandenį, nu ta prasme, be jokį sirupų užgazuoti, o po to tik sirupą įpilti ir Už tą jie lengvai taip paplakti. gazavo. O aš tik dabar mailą gavau iš jų, kad taip reikia daryti. Užtat mums taip ir užgazuodavo. Tai mes nebūsim, kažin, sugadinę aparatą. Ne, nebūsim, tik tais reikia dabar, va, kaip nueisiu greit išvalysiu, kad neprilimtas sirups. Na ja, nu žodžiu, nieka baisus, viskas įsprendžiama, išvalysim ir tarnaus daug metų mums tas mineralkinis vanda. Gerai, varom paimti, gazuojam. Trikojų nėra? Nėra. Mes kažkada jau esam tokį turėję Vokietijai, tai mums labai patiko. Rimtai turėjom. Ja. Ir mes biški irgi taip pat jį buvom sugadinę. Irgi su Su sirupais. sirupu mes gazuodom ir tenai daugų viskas sulipa ir faktiškai net nebeužsidarėm ir nebeužsifiksavę, bet mes turėjom su stikliniais buteliais. Yes. Nu tai čia tų butelių gali nusipirkti kokiu tik nori, ten yra visokių rūšių jų. Ja. Reikia nusipirkti biškį kitokio. Nu, jis kažką padarė mūsų kamerai, kad dabar vis bėlė koks judės ir pradėt signalizaciją. Jien gazdin vagis. Gazdin vagis. Nu, eik išvalyk, aš einu kopų paimti. Eik. Na, pabandom išvalyti. Taip.
Nu jau bus prasiplovę. Vsio, bėda išspręsta. Dabar Paragaujam viskas, mineralinę. palauk. Ai. Koks gerulis. Kaip birutė. Birutė linkėjimai. Vėl pilsi tu? Biški. Gerai, varom, nes žmogus laukia. Jis nori išvažiuoti Vilnių. Dabar daug žmonių klaus. Tai kur ta antra dalis ragų ieškojimą? Žinokit, pasidavėm. 4 komentarai tai buvo, kad nori antros dalis. Pagalvojom 4 komentarai, mes patys jau tingim to ragų ieškoti. Tai nebeieškam to ragų, žinokit. Galvojam, kad jų nerasim. Tai neviltiškai ieškoti. Ane? Taip, tai va. Atvykom į tokią vietą, kur jum parodysim savo pirmą nekilnojamą turtą. Ir žinot, ką mes įsigijom? Mes įsigijom mišką. Varom. Štai mūsų miškas. Pasižiūrėkit, kiek malkų daug mes turėsim. Šaku. Malkos čia. Faktiškai vien malkos. Ir kaip sakot, reikia pasidaryti malkom biškį? Aišku, reikia. Saip, nesikur. Tuo iškursiu. Tuoj sekundę. Neusikur. Tuoj. Žodžiu, šiandien nepjausim mišką, bet ja, pažiūrėkit, kokį obelį turim. Mūsų obelis. Tolets laukinis. Pašikt gali čia. Va, pamėžiuoti, pašikt. Ai, tu savo. Mes šiaip nežinom, ką darysim su šitą žemę. Iš pradžių viską čia panaikinsim. Visus šitus laukus čia, grazdalynus reikia panaikinti. Na, čia kaip matot, net praėjimą nėra. Ir kai panaikinsim, suarsim žemę, žolę pasadinsim ir kažką gal pastatysim. Kaip sakai? Aš manau. Kažko pastatyti, jeigu. Aš manau. Beta būtų atsakinga už betono maišyklę. Darysim namuje projektą. Ja, skaityk, aš kokius polius ten grėžiu, Beta betoną maišą mišalkiai. Kokį mažą kamurkę pasistatyti. Iš ašlikinę, ką būtų. Ane? Ja. Laužavė. Tai reiks kažkada atvažiuoti, nežinau, kažkokią dieną. Šiandien labai didelis vėjas, viską čia ištuštinti. Šakos tas parsvešim namą, sukurensim kitai žiemai. O šiandien turėjau biškį, čia turėjo būti bairis, tipo, užsikuriu pjūklą. Tipo, ale einu pjauti, bet neužsikuriu. Nesigavo. Tai vat, mūsų pirma. Nu ir dabar dar visi pastebėjo tarpdantį man čia kažkokį juodą šuduką. Nu ten nebubis, hebra. Ten tiesiog valgiau šokoladą. Ką man padaryti? Va, žemė. Va, laukai tiesiog. Bet vis negali jos pakelti. Nu, nekilnojams turts, nu. Pirms nekilnojams turts. Žemės lopinėlis. Labai šalta. Ja, vėjas šiandien milžins. Dabar prasmardinsi mašiną benzinu. Dėl tų, kad neužkūrė, ne? Bet tai neužsikūrė. O tai kur vairs tavo? Palikau. Kur? Mersi. Ai. Nesigavo čia, viskas kaip turėjo gautis. Ja. Tai turėjo būti, tipo, užsikuriu pjūklą, pradedu brr. Šūts. Tai vat, žodžiu, kažką reiks daryti su juo. Kažką sugalvosim. Bus smagu jum, va, skaityk savo rankom, be jokių konsultacijų. Nei ten kažko klaust, kaip reikia daryti, nu nebent internetu. Ne, konsultuotis bus galima, bet negalės nieks mums padėti, mes dviesi turėsim. Sukti, grėžti, betonuoti, kalti, matuoti, pjauti. Tai vat, bet dar nežinom ką. Sugalvosim. Einu pažiūrėti Pinterestą. Ja, Pinterestą. Ir reikia, kai viską čia nuskusim, su dirbtiniu intelektu padaryti kažką, kaip atrodytų, ir palei tą vizualiją kažką statyti. Kažkokį mažą kamurkėlą, va, kaip pavyzdžiui, va, parodysiu. Pavyzdys, va, kaip tokia, va. Čia kaip tokia? Čia, va, pavyzdinė, va. Toks, va, kamurkėlą. Kaip tokia? Ten, da, va. Da, viena.
Čia šiaip draugėlė mano šits. Mes kaimynai būsime. Va, kaip tokia da. Nu kažką panašus. Arba žinau. Reiks paklaust draugą kavatą. Perkeltų pas mum. Ir viskas. Arba tokį va. Kaip toks būtų. Pasaka, ne? Na, žodžiu. Bus matyti. 6 arai gaunas. Šiaip nams tilptų. Namą pastatyti tilptų. Nu va. Čia va važiuoji, čia vis mūsų, dar mūsų. Ties čia va baigės, va. Ties čia pabaiga. Tai va. Gerai. Nu va, kaip matot, garažas jau po biškį tvarkingesnis. Nu aišku, čia vis tiek atrodo viskas baisiai. Čia tuos visus reikia išluoti, bet va čia va. Nu aišku, čia į dabar atrodo baisiai. Čia žodžiu, iš vieną kraštą į kitą kraštą dabar reikia viską nešiuoti, bet va lentynų turim, visi stalai nukrausyti, bet vėl apkrauti. Bet čia viskas su laiku. Svarbiausia va, kuris kambaris yra sutvarkyts. Ateikit čia. Čia va. Svarbiausia, mums čia reikėjo viską sutvarkyti, kad būtų galima iš ten viską atnešti čia, gražiai sudėlioti, nes dabar į ten apkrauta, į čia buvo apkrauta, bet dabar viskas padaryta. Ir, nu, manau, savaitės bėgiai jau bus visiškai sutvarkyts garažas, sienos perdažytos, iškabos pakabintos, nes iš Amerikos jau Mustangs yra pakeliui čia į mūsų garažą. Ir aš buvau įsikėlęs story Instagrame, ką mes pasirinkom iš įmonės, kuri transportuoja mašinas iš Amerikos. Tai mes pasirinkom Pro Transportas iš Šiaulių. Pas juos yra A lygio aukciono mokesčiai, tai visi klientai moka daug mažiau negu bet kur. Ir su jais labai paprasta bendrauti, viskas labai profesionaliai vyksta ir jie patys su savo traliuku mum atveš tą mašiną čia, tai mums nereikės važiuoti ten kažkur krautis, susirasti tralą, nes mes to neturim. Tai jie atveš tiesiai mum į kiemą ir pradėsim remontas. Kai už 2-3 savaičių bus pirmas video, nes ne šitam kanale mes visus video kelsim, o kitam kanale. Ir dar reikia man sugalvoti pavadinimą, kaip vadinsiu aš tą kanalą. Tai komentaruose rašykit, kaip galėčiau pavadinti visą tą kanalą, kuris susijęs su mašinom. Kaip? Neįsivaizduoju. Galvoju freshis, nes kažkaip susiję viską su mašinom, bet daugiau pagalvoju nelabai. Nu, žodžiu. Komentaruose gal kažkas parašysit, gal bus geras pavadinimas, tai tą panaudosim. Man žalės pasaulis. Tai vat, tokie reikaliukai. Bet čia labai tada atrodys mirgų margų nesąmonė. Ne, nu tai ne. Aš čia dėčiau profesionaliai vieną spalvą ir iškabas. Ir beje, Vairs Mersa jau sugrįžo. Persiūts su Alcantara. Odikė. Siūlai pritaikyti pagal saloną spalvą. Tai tiek, ką reikia ir bagą pasikeisti. Taip atrodo. Pažiūrėkit. Bum. Bum. Bet reikia šitą pasikeisti, todėl, kad ant jo klyjų įsilikę, jie nenusivalo net ir pats jis toks visas pavargęs, plus ženkliuką nėra, tai mačiau ererė yra pirkti, tai tiesiog kitą nusipirksiu viskas, nes tas toks pavargęs. Tai dar pakol kas nedėsiu vairą, noriu airbagą sulaukti, nes galvoju traukti Alcantarą ar netraukti tą patį airbagą, kad derintų su visų vairu, nes prieš tai čia buvo Alcantara, tik tiek be ženkliuką, bet daug galvoju gal apsitraukti ir uždėti ženkliuką. Nu, žodžiu, pirmą reikia pasisakyti. Bet gražus vairs kaip patogiai laikos, bet aišku, jau turės visą laiką su švariom rankom, nes va, biški prisiliečiau, jau matos, va, tokios dulkės visokios, labai viskas matos. Tai čia jau iš garažą atėjęs su tepaliniam rankom greitai palikti iki Joniškė negalys. Pirmą nusiplauni rankas arba su pirštinėm. Nu, va. Aišku, ir didžiausias dėkingums yra Hydro Hub. Nes jie visą šitą darbą padarė ir tikrai labai kokybiškai. Čia mano pirms karts, kai aš darau, kai 1,5 metų pravažinėjau su tą vairą, pirms karts, kai aš įsiau, tai kai pirmą kartą aš liečiu per siūtą vairą, tai man čia yra kažkas kosmosas. Šiaip žiauriai kokybiškai, žiauriai patogiai laikos rankui, taip noris tiesiog... Va taip panašiai daryti. Žodžiu, šitam video būtų tiek. Apsiskėdėm. Ateitį lauk daug naujienų, daug smagių vidosų, ypač tam naujam kanale. Tai laukit su nekantrumu ir kai bus tas naujas kanalas, aš paskelbsiu Instagrame. Būtinai pasiekit Instagrame nuo jis. Ir ten pamatysit, kad atsidarys tas naujas kanalas ir galėsit pasuscribinti ir laukti to pirmą vidosiką su
mašiniukų, šedevrų. Tai vat, hebra. Iki kitą vidosą ir susimatysim, nes šiandien penktadienis, tai žinot, nuo juk mėgs penktadieniais anksti baigti filmuoti ir jūs jums savo reikalais. Čiau!